Aš noriu iš ko tu esi? Aš iš Klaipėdos. Iš Klaipėdos. Nu, palauk. Aš irgi iš Klaipėdos. Abu tu klaipėdiečiai esam. O, da, matau jūsų veidą. Aha. Jūs esate iš Baltikumo. Taip. Labai malonu. Va, ir susipažinome. Labai malonu. Nu, matai. Aš važiavau. Aha. Žalės šviesoforo. Žalės šviesoforo. Žalia. Taip. Kolega, ar nemirksėjo jums, sakykit? Niekuomet man nemirkėjo. Žalės šviesoforo. Tinkt. Ir so. Aš važiavau. Ir... Nu gerai, žalės, žodžiu, žalės jums jūs važiuojat. Nu, taip. O prie ko čia tas stulpas dabar? O, aš susipyniau. Susipynėt? Taip. Ir čia žmogus pradėjo eiti ir aš susipyniau. Susipynėt. Taip. Susipyniau ir maktelėjau į stulpelį. Maktelėjot į stulpelį. Labai gražiai lietuviškai šneka. Šiaip nieko negerėt? Nu, baždžiūr. Nieko negerėt. Galite. Ir degė jums žalės. Tuo metu, kada man atrodo, kad geltonas mirksi, jums žalės degė. Šio. Kai kalbi apie tai, kad naktį mirksint geltonam, tu matai žalią šviesoforo šviesą, kyla įtarimų, kad esi truputį paėmęs. Tik įdomu, kiek paėmęs? Aš tų politikų bijau, Jėzus mane. 239 tik tai. Kei, nedaug. Čia nieko nepavaryt. Dabar neremontuok. Edmundai, neremontuok dabar. Nebesutvarkyk. Gaila mašina. O stulpo negaila? Gaila. Stulpo, bet valstybė atraus. Bet man gaila mašinos. Mano, aš uždirbu 600 litrų. Man gaila mašinos. Ir durnios protas man gaila. Man durnios protas gaila. O dabar mašinas gaila, tai tu dar gerai, kad tu stulpas turime, būtum žmogų nutrėškęs, ką tu tada būtum sakęs. Klausyk, brangusis, ne, mano stabdžiai mirtini. Va, matau, to kokie mirtini stabdžiai. O, mirtini stabdžiai, žiūrėk. O, mirtini. Nebijok, mano žeminis vandenos. Pažiūrėk. Ledas, ne padangos. Ledas. Ir ko tu Po to Citroeno vairuotojai pradėjo šviesti nebe žalia šviesoforo šviesa, o situacijos tragizmas. Girtas, avarija, o aplink su gerovų nebėra, tik policininkai. Ir nieko geresnio nesugalvojame, kaip parodyti paskutinę 2004 avariją mieste, į kurią važiuota iki naujų metų likus mažiau negu pusvalandžiui. Avarija paskutinė, banali. Debelsono 13 namo kieme kažkas atsitrenkė į Mazdą ir nuvažiavo. Mėtant pėdas dar nuplėšė ženkliuką nuo šalia esančio automobilio ir numetė tarp šukių. Blaivas taip nesugalvotų, juolab kad žmonės spėjo įsidėmėti, jog tai buvo baltos spalvos Opel Calibra ir ji kitą dieną buvo rasta Mogiliovo gatvėje. Tokia buvo 5396 ir paskutinė metų avarija. Už tai pakelkime taures. Nuo pirmųjų metų avarija įvyko prie Skibalės prieš 7 ryto. Fiat tipo važiavo atbulas ir užkliuvo už automobilio BMW 735. Vyrai jauni ir karštakošiai. Sėk mašinų, Važiavo tiesiai, nu, atbulinė į stumį ir į tą galą. Buvo bandė, jisai bandė išvažiuoti, kaip galima sakyti. Nu, važiavo, bandė į kairę. Matau. Varvai. Atbulas. Nu, jo nepastebėjau, galima sakyti. Ir į kairę buvo. Bet Čia ne tik dėl to kaltas biški, kad tai atbulas esi biški ir po naujų metų truputį esi. Ane? Po naujų metų. Pasitiukantis po naujų metų. Normaliai važiuoja namo. Namo aš tiek su draugais. Sakau, po naujų metų šiek tiek esi vis tiek įmušęs šitą, ne? Bet tie naujų metų buvo ten, bet ten... Ne, už vairą sėdau... Blaivas buvo dar. Taip? Jokas jokais, tačiau tai yra pirmoji metų avarija ir pirmosios metų promilės. 9,8. A 1,9,8. Vidutinio girtumo laipsnis. Ir pirmosios nenumatytos išlaidos už avariją padaryta išgėrus. Šiandien viskas, susitiksime kitą pirmadienį 19:30 įprastų laikų. Beje, laida